Labą dieną. Šiandien kalbėsim apie cholesterolį ir apie tai, kad kuo mažesnis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis yra geriau, kuo geriau. Ir pagrindinis klausimas, į kurį bandysim atsakyti, tai ar toks tikslas, ar toks konceptas yra saugus. Aš esu šeimos gydytojas Gediminas Urbanas. Ir aš esu Indrė Čeponienė, gydytoja kardiologė. Gal pradėkim nuo to, Indrė, kada tą cholesterolį apskritai žmonėms, dar ne pacientams, bet žmonėms, gyventojams, pavadinkim taip, reiktų pradėti tirti. Tai pagal visas mūsų gaires pacientams mes jau rutiniškai taip įprastai pradedam tikrinti cholesterolį sulaukus 40. Visgi yra tokių atvejų, kai vertėtų tirti ir anksčiau. Tai pavyzdžiui, jeigu yra kažkokių rizikos veiksnių ženklių ar ne ir jaunesniam pacientui, ar kažkokia ankstyva šeiminės širdies ligos anamnezė, galbūt kažkokie kiti išreikšti rizikos veiksniai, tai iš tiesų vertėtų ištirti ir anksčiau ir netgi yra duomenų, kad, yra tokia liga šeiminė hipercholesterolemija, kuomet labai didelis būna cholesterolis ir netgi vaikystėje svarbu identifikuoti tuos atvejus, kad būtų galima anksti pradėti gydyti. Tai šitoj vietoje yra, nėra tokio pasaulyje bendro sutarimo, Amerikoje rekomenduojama tikrinti jau ir vaikus, tiesiog jau rutiniškai. Europoje mes to neturime pagal šalį, bet ką mes darom Lietuvoje, tai daugiausia atsekam atgalinę tvarką, reiškia nuo jau nustatyto suaugusiojo tyriam visą šeimą. Tai visose tose gyvenimo tarpsniuose yra indikacijų, bet pagrinde nuo 40. Gimus tik tai cholesterolis yra 0,8 maždaug ir po truputėlį tas cholesterolis didėja gyvenimo eigoje, iš principo jisai stabilizuojasi apie, sakykime, 30 metus ir vėliau, tai jau tas kiekis jau gaunasi toksai tikslesnis tyriant nuo to laiko. Tai aš kaip suprantu, tai, kad ką mes darome kaip šeimos gydytojai, kviesdami pacientus nuo 40 metų pasitikrinti dėl širdies kraujagyslių ligų pagal didelės širdies kraujagyslių ligų rizikos pacientų išaiškinimo programą, tai yra tiesa ir tai, kaip suprantu, atliepia ir Europos kardiologų draugijos rekomendacijas pradėti tą vadinamą oportunistinę patikrą dėl dislipidemijos asmenims virš 40 metų. Taip, neabejotinai, tikrai viskas yra labai pagrįsta. Na ir jeigu jau kalbam apie Europos kardiologų draugijos rekomendacijas, kuriamis Lietuvoje remiamės taip pat, nes nacionalinių kažkokių rekomendacijų, kalbant apie dislipidemiją, neturim. Visur tiek vaistų kompensacijos sąlygos, tiek dislipidemijos vertinimas, tiek rizikos vertinimas remiasi Europos kardiologų draugijos rekomendacijomis. Dabar tie skaičiai, kurie yra, gal Indrė, kaip atrodo pačiai iš tokios, kaip jie atsirado, kodėl jie tokie yra ir kokioms asmenų grupėms, kokioms pacientų grupėms reiktų siekti labai griežtų cholesterolio tikslų, o kurioms grupėms mažiau griežtų, nes aišku... Tai kalbam turbūt apie tas cholesterolio normas, ne? Taip, ta cholesterolio norma apskritai man toksai yra mistinis dalykas. Aš ją savo darbe tai nežiūriu iš tikrųjų, ką rašo laboratorija, kokia yra norma. Aš vertinu paciento riziką iš širdies kraujagyslių įvykio požiūriu, kokie jis turi riziką. Ir tada su pacientu nusistatom tam tikrus tikslus. Taip, puikiai darot, Gediminai, iš tikrųjų taip ir reikia. Dažnai iš ateinančių pacientų girdim, paklausiu, koks jūsų cholesterolis, pacientas sako, normos ribose. Ar ne, tai kaip ir sako, kiekvienam ta norma gali būti kiek kitokia. Ir ta norma priklauso nuo to, kokia mūsų yra širdies ir kraujagyslių ligų rizika, kokius papildomus rizikos veiksnius turim ar ne. Ir priklauso nuo tam tikrų būklių, kuriuom galbūt jau pacientas sirgo. Tai jeigu sakytumėm, kad esant tai
mažai rizikai, kurią riziką beje mes vertinam pagal specialias lenteles, ar ne, SCOR 2 arba SCOR 2-OP, jeigu vyresniem pacientam. Tai jeigu mes nustatom mažą vidutinę riziką, tai tas mažo tankio lipoproteinų cholesterolio lygmuo jau yra mažiau 2,6. Na, jeigu rizika didėja, reiškia didelė rizika, tai būtų, pacientai tokie, kurie turi kažkokį rizikos veiksnį padidintą. Pavyzdžiui, kai jie turi aukštą cholesterolį daugiau 8, ar mažą tankio lipoproteinų cholesterolį daugiau 5, ar yra labai didelis kraujospūdis, ar yra vidutinė inkstų liga, galbūt cukrinis diabetas ilgai trunkantis, jau tokiem pacientams ta norma vadinamoji, tai nėra ta norma ar net tikslas, sakykim taip, yra mažiau 1,8. Na ir atitinkamai, jeigu jau turim širdies ir kraujagyslių ligas patvirtintas pacientai po infarkto, po insulto, ilgai trunkantis cukrinis diabetas su organų taikinių pažeidimu ar ne, ir labai didelė rizika pagal SCOR, mes jau sakom, kad tas tikslas yra mažiau 1,4. Ir dar viena tokia pacientų grupė išskirta, kur yra itin didelė rizika, tai yra pacientai, kurie turi aterosklerozę ar kurie turi įvykius turėję keliuose baseinuose, reiškia pacientai, kuriem galbūt kartu yra periferinių arterijų liga, kurie patyrė insultą ar ne, kuriem kartojasi tie įvykiai, tiems pacientams jau mes turėtume būti itin griežti siekiant tikslų ir siekti mažiau 1,0. Dar ką noriu pabrėžti, yra dar ir vienas kriterijus, tai yra cholesterolio sumažinimas bent 50%. Tai yra dar vienas papildomas kriterijus, tai yra, vėlgi mes vėliau kalbėsim, turbūt atsižvelgiam ir į gydymo parinkimą, nes tas irgi yra svarbu, žinom, kad mažinant cholesterolį mes veikiam ne tik patį cholesterolį, mes veikiam kraujagyslės sienelę ir tą aterosklerozinę plokštelę, kad jinai neplyštų ir nesukeltų kitų įvykių. Bet kartais kyla toks klausimas dėl to 50% nuo pradinio. Tai iš tiesų tas pradinis, tas mažo tankio lipoproteinų cholesterolio kiekis iki gydymo yra be galo svarbus, nes reiktų visuomet atsižvelgti į tai, kokį turim išeities dydį. Bet Indrė, dėl to 50% nuo pradinio dydžio, ar tai yra pasiekti bent 50% nuo pradinio, ar ir 50% kartu su tais tikslais, kurios kelia Europos kardiologų draugija? Ir tikrai nebejotinai ir, sakykime, paciento MTL bus kokie 6 ar ne, tai neužteks mums pasiekti 3. Bet jeigu paciento MTL bus, sakykime, kokie 2,4 ar ne, tai mes turėtume sumažinti bent per pusę. Šitie visi skaičiai, jie netėjo iš kažkur. Jie nebuvo turbūt sugalvoti tiesiog, kad susėdo mokslininkų grupė ir nusprendė, imam 1,4 ar ten 1,8 ar mažiau 1. Vis tiek tie skaičiai atėjo iš įrodymų ir žiūrint į cholesterolio kiekį mažinančio gydymo tyrimų įrodymus, tai jie yra labai nuoseklūs ir turbūt nėra kitos srities, kur tiek turim nuoseklumo, kad kuo mažesnis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, tuo yra geriau. Ir tas stebėjimas, Indrė, kiek jau metų vyksta dėl cholesterolio klausimų, čia kalba pasaulis? Daugiau negu 50 metų iš tikrųjų mes turim tyrimus ir tai tikrai nėra kažkokie trumpalaikiai efektai, ar ne, mes matom, kad labai tikrai ilgalaikis gydymas duoda rezultatus, tai daugybė tyrimų įvairiausiais preparatais, pacientų populiacijom, galų gale ir ne, tiek pirminė, tiek antrinė prevencija, tai čia tiesiog nebejotini įrodymai šitoj vietoj tikrai. Na ir kartais šitos įrodymus, kartais girdisi kaltinimų, kad tai yra farmacijos biznio užsakyti ir atlikti tyrimai, bet kalbant apie įrodymus terapinėje srityje medicinos, nes aišku labai daug dabar yra intervencijų, daug chirurginių intervencinių gydymo būdų, ten tie įrodymai taip pat ateina, tarp kitko, per tam tikrus tyrimus, tik tai per
per stentų, kateterių ir panašių priemonių. Tai kalbant apie farmakologinį gydymą, tai be klinikinių tyrimų nėra įrodymų ir pacientai negauna reikiamo gydymo ir modernaus gydymo. Tai jų nereikėtų kaitinti šitų tyrimų, kai jie atliekami korektiškai, teisingai ir pagaliau atkartoja vienas kitą ir turime aišku nuoseklumą. Na ir žiūrint į tuos tyrimų rezultatus, tai iš tikrųjų akivaizdu, kad tas nuoseklumas pasireiškia tuo, kad kuo mažesnis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, tuo yra geriau. Ir kaip Indre pačiai atrodo, iš tokios akademinės pusės, kaip galvojat, ar tie tikslai 1,4, 1,8, 1, ar jie reikalingi? Vienas klausimas ir kitas klausimas, gal čia provokuojantis klausimas, bet kitas klausimas, ar jie nesikeis laikui bėgant? Jeigu reikalingi, ar jie nesikeis laikui bėgant, kaip pačiai atrodo? Klausimas tikrai provokuojantis. Į antrą klausimą atsakyti galiu tik tai, kad tikrai nežinau ir labai yra galimybė, kad keisis, nes tie tyrimai yra, ateina nauji preparatai ir mes anksčiau net neturėjom galimybės pasiekti tokį mažą MTL cholesterolį, kokį su dabartiniais preparatais, tom galimybėm turim ir mes neturėjom tų duomenų. Dabar mes matom, kad su tikrai labai mažom koncentracijom baigtis tikrai ženkliai sumažėja. Kaip bus ateityje, tikrai sunku pasakyti. Kol kas mes turime išskirstimą pagal rizikos kategorijas, tai sakyčiau yra ganėtinai logiška, nes visus pagal vieną sudėti irgi yra sunku ir mes čia kalbam ir apie vaistų dozės parinkimą, ir vaistų derinių parinkimą. Tai, aš manau, kad turbūt mes einam į didesnį gydymo individualizavimą galbūt ateityje, gal įsijungs kažkokie papildomi rodikliai, pavyzdžiui, lipoproteinas A, kur papildomai rizikos modifikatoriai ir ne tik gal MTL, gal ApoB, ar dar kažkas kito atsiras. Tai iš tiesų šitas sritis nuolat evoliucionuojanti, betgi, kaip ir sakėt, Gediminai, tikrai daugybė geros kokybės tyrimų atlikti, kurie yra patvirtinti tiek Amerikos vaisto agentūros, tiek Europos vaisto agentūros, kurių kokybė mes negalime abejoti. Ir tai, ką mes turim šiandien, tas ribas ir tuos rodiklius, tai yra tikrai įrodyta ir patvirtinta, kad mažina baigtis. Ir taip. Ir tie vaistai, jeigu pasižiūrėsim tą visą istoriją, viskas prasidėjo nuo tų paprastųjų statinų, gal kaip vadinkim, kaip simvastatinas, kiti, kurie nebuvo labai galingi, vėliau atsirado tie vadinami megastatinai, girdėjau tokį pavadinimą kaip atorvastatinas, rozovastatinas, kurie dabar čia karaliai rinkoje turime, vėliau atsirado ezetimipas, kurie netoleruoja statino, gali būti ir monoterapijai, o gali būti ir kartu su statinais skiriamas. Dar turime tokią ir bempedono rūgštį, kuri veikimas jos mechanizmas yra panašus kaip statinų, tik tai nesukelia nepageidaujamų poveikių į raumenis ir vien tokia jau pusė kojos jie yra ir Lietuvos rinkoje irgi atsiras. Ir turime PCSK9 veikiančius vaistus, kurie labai ženkliai sumažina mažo tankio lipoproteinų cholesterolį iki tokių reikšmių, kurių mes iki šiol nelabai matėm praktiniam darbe. Tai tas konceptas, žiūrint į ateitį, jeigu ir Lietuvoje PCSK9 gautų kompensaciją tam tikromis sąlygomis ir būtų labiau prieinami pacientams, tai natūralu, kad tų pacientų, kurie pasiekia mažo tankio lipoproteinų cholesterolį mažiau kaip 1 milimolis litre, turėsim vis daugiau. Tai koks čia tas potencialas tų vaistų, Indre, kalbant apie tą koncepciją, kuo mažiau, tuo geriau? Tai potencialas tikrai didžiulis ir gaila, kad Lietuvoje mes tos galimybės dar neturime. Europos atžvilgiu esam kiek diskriminuojami, sakyčiau, nes esam paskutinė šalis, kurie vis dar neturi kompensacijos. Mes kaip kardiologai tikrai labai laukiam, nes su turimom galimybėm mes dažnai nepasiekiam tų ribų, nepasiekiam tų tikslų, o kaip žinia, norisi kuo mažiau ir turim pacientų tikrai, kurie išpildo visus kriterijus esančių itin didelės rizikos ir su šeiminė hipercholesterolemija ir su įvykiais, kurie tikrai galėtų
gauti naudą dėl šitų vaistų ir kalbant apie įvykių pasikartojimą. O iš tiesų tuos vaistus, aišku, galima skirti ir tada, kai statinų netoleruojama, bempedoinė rūgštį irgi minėjote, irgi yra variantas toksai, gal mažesnio efektyvumo, bet dažniausiai tai yra skiriama kartu jau su anksčiau vartotais preparatais, kaip galbūt antras ir trečias preparatas ir mes turim sumažėjimą net iki 90%, apie 80%, kas iš tikrųjų labai dideli skaičiai. Ir čia noriu turbūt pasinaudoti progą, gal ne visai apie tai šnekam, bet tikrai labai dažnai girdžiu iš pacientų, kad pasiekiau ten kažkokį skaičių ar ne ir specialistui kartais ar nebūtinai kardiologui, kitam specialistui, ar kartais ir šeimos gydytojui pasidarė nedrąsu ir sakė, arba nutrauk laikinai, kol čia atsistatys, arba pamažint dozę, ar ne, ar tai būtų statinas ar kažkoks kitas preparatas. Tai iš tiesų tikrai labai noriu paprašyti to nedaryti. Šitoj vietoj mes, MTL yra kaip vienas iš tų tokių žymenų, ar ne, kurios stebim, bet kuo mes labiau sumažinsim, kuo bus didesnis tas pokytis nuo pradinio, tuo labiau stabilizuosim aterosklerozinę plokštelę ir tuo labiau apsaugosim savo pacientą. Ir šitoj vietoj tikrai nereikia nebijoti tų mažų skaičių. Na ir mes ilgą laiką čia kalbėjom ir dabar, aišku, kalbam apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolį kaip apie vadinamąjį surogatinį įvykio žymenį, kad kuo mažesnis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, tuo mažiau šansų patirti infarktą, insultą perspektyvoje. Bet nauji tyrimai ir paskutiniai visi tyrimai, kurie buvo atlikti daugiausia tyriant PCSK9 veikiančių vaistų poveikį, jie parodė, kad tas sumažėjimas mažo tankio lipoproteinų cholesterolio yra aiškiai susijęs su išeitimis ir visų pirma su naujomis revaskularizacijomis, naujais infarktais ir naujais insultais. Tai tas poveikis į mažo tankio lipoproteinų cholesterolį tai nėra tik tai poveikis į laboratorinį tyrimą, tai yra ilgesnė ir kokybiškesnė pacientų, kurių įvykio rizika didelė gyvenimą, ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Ir galiu tik tai, Gediminai, pridėti, kad labai svarbu ir paskirti anksti ir pradėti nuo tų dozių, nuo kurių reikia, nes tas efektas yra stebimas pakankamai greitai, net ir pirminės prevencijos populiacijai, tie pacientai, kurie dar neturėjo įvykio. Realiai po 6 mėnesių yra stebimas ir plokštelės pokytis, ar ne, o antrinės prevencijos iš vis yra tikrai tas būtinas efektas stabilizavimui. Tai čia irgi nebijot netitruotų dozių, nedidint kažkaip nuo 10-20 kažkiek, tai ir nepriklauso nuo preparato. Reikia skirti tiek, kiek reikia ir pagal tą esamą MTL parinkti gydymą. Na ir Lietuvoje pradėjom po truputį Lietuvos sveikatos mokslų universitete naudoti tos vadinamus realaus gyvenimo duomenis. Kartu su Indre ir su kolegomis turim galimybę prieš e-sveikatoje esančių duomenų juos išanalizuoti ir pasižiūrėti, kokios yra tendencijos dislipidemijos gydymo Lietuvoje. Ir į dislipidemiją mes kažkaip taip žiūrim, kad tai yra kardiologo problema, kad tai kardiologas turėtų tvarkyti tą cholesterolį ir kitiems nelabai tas turėtų rūpėti. Bet žiūrint konceptualiai, tai nėra taip. Ir aterosklerozė bet kuriam kraujagyslių baseine, ne tik širdies vainikinėse kraujagyslėse, bet ir galvos kraujagyslėse ar periferinėse kraujagyslėse, ji yra labai svarbus rizikos to širdies kraujagyslių įvykio, tai yra infarkto ir insulto perspektyvų rizikos veiksnys. Na ir tie mūsų realaus gyvenimo duomenys, išnagrinėjus beveik milijoną atvejų, parodė, kad kaip reikėjo tikėtis, kad tie pacientai, kurie dažniau lankosi apskritai pas kardiologą, arba tie pacientai, kuriems nustatyta vainikinių kraujagyslių aterosklerozė, turi žymiai didesnius šansus Lietuvoje turėti mažo tankio lipoproteinų cholesterolį. Tuo tarpu tie pacientai, kurie jau yra patyrę insultą arba kuriems nustatyta periferinio kraujagyslių aterosklerozė arba kurie nesilanko pas kardiologą,
tų šansų turi mažiau. Kai Indrė čia turbūt ir pagyrimas kardiologams, bet kartu būtų turbūt ir paskatinimas kardiologams dirbti su kitų specialybių gydytojais, ne tik su šeimos gydytojais, bet ir su kitais gydytojais specialistais, kaip galvojat. Taip, tikrai nebejotinai, kaip ir minėjom pačioje pradžioje, ir ne, mes turime įvairius kraujagyslių baseinus, tikrai nėra vien širdis. Yra ir miego arterijos, ir kojų kraujagyslės, kas labai svarbu, tai yra visiškai ta pati patogenezė, tas pats gydymas ir tie patys tikslai. Tai tikrai tas yra labai svarbu ir vengiant, aišku, svarbu vengti inercijos. Ką mūsų tyrimas irgi parodė, kad, skiriant daugiau negu vieną vaistą, ne monoterapiją, bet titruojant gydymą ar neskiriant vaistų derinį, ženkliai didėja šansas sukoreguoti mažo tankelipoproteinų cholesterolį. Tai šito vietoje irgi nebijoti ir prisiminti tos kompensavimo tvarkas, kurios dabar yra, gal jūs kažkada ir keisis ir pasinaudoti tuo, nes pacientai mes tikrai padeda. Na ir vėlgi, grįžtant prie to mūsų nacionalinio duomenų realaus gyvenimo tyrimo, mes pamatėm, kad pirminėje profilaktikoje situacija nuolat yra gerėjanti, tai čia suprantama veikia ir širdies kraujagyslių didelės rizikos pacientų išaiškinimo programa ir čia visi yra aktyvūs ir tikrai anksčiau negu būdavo yra paskiriamas gydymas, visų pirma statinai, o kartu ir ezetimibo dabar yra labai geros kompensavimo sąlygos. Bet labai yra didelė inercija tai antriniai profilaktikai arba tiems pacientams, kurie jau yra patyrę širdies kraujagyslių įvykį, infarktą arba insultą. Čia Europos kardiologų draugija tą tikslą kelia mažo tankelipoproteinų cholesterolio mažiau kaip 1,4. Tai mes per pastaruosius metus liekam ties maždaug 6% nuo visų tų pacientų, kuriems reikėtų tokį tikslą pasiekti. Tai reiškia, kad 94% tų pacientų po infarkto tų tikslų nepasiekia. Ar čia vien, Indrė, yra gydytojo inercijos problema ar įrankių trūkumas, kaip galvojat? Tai net ir ne vien tai, ir įrankių tikrai trūksta ir mūsų tautos cholesteroliai tikrai nėra maži, dažnai vien su statinais, kartais net ir pridedant ezetimibą, mums nepavyksta sukoreguoti. Inercijos faktas, kad yra tiek ir čia, tiek ir bet kurią kitą rizikos veiksnio korekciją paimtumėm ar ne, bet yra ir paciento edukacija. Tikrai neretai ateina pacientas, nežinau, Gediminai, kaip pas jūs, bet pas mane tikrai vos pravėręs duris sako, aš tai tų negersiu ir turi paskirti tikrai laiko ir paaiškinti, kodėl taip reikėtų ar kodėl reikėtų vartoti ir kokios priežastys. Ką jūs galėtumėt pasidalinti, ką jūs darot, ką jūs sako tokiem pacientam? Aš, nes buvau jaunesnis, buvau labiau kategoriškas ir galbūt į konfliktą niekada su pacientais neidavau, bet kažkaip tai nereikia, bet dabar stengiuosi grįžti prie to klausimo, nes mano specialybė kaip šeimos gydytoja yra gera tuo, kad tai yra grįžtantis pacientai. Tie patys pacientai, jie tai nuotolinės konsultacijos, tai kontaktinės konsultacijos ir jų metu su tais pacientais, kurie dar buvo neapsisprendę ir nenorėjo, grįžtų prie to paties klausimo, pagaliau atsiranda ir naujos gydymo galimybės, kur iš tikrųjų buvo vaistų netoleravimas. Ir tas ezetimibas dabar gerai kompensuojamas ir galbūt atsiras ir bentadono rūgštis rinkoje iš tokių jau šeimos gydytojo įrankių. Na ir daliai pacientų, aišku, gali būti labai naudingi PCSK9 grandį veikiantis vaistai, ypatingai antriniai profilaktikai, ypatingai pacientams po širdies kraujagyslių įvykio. Ir jeigu atsiras jų geresnė ar blogesnė kompensacija, tai šeimos gydytojo vietą matau atrinkti irgi tuos pacientus ir nukreipti gydytojui kardiologui ir tam kardiologui, kuris galės tą gydymą paskirti, todėl kad jų poveikis į mažo tankelipoproteinų cholesterolį yra fantastinis ir kartu dirbdami su kardiologais, tad šitoj labai didelės rizikos pacientų grupėje mes galim pasiekti visai kitų rezultatų jau po metų ar po 2.
Ir čia dar kitas klausimas, kurį matau šeimos gydytojų bendruomeniai, tai toks saugumo klausimas. Ar saugu taip sumažinti mažo tankio lipoproteinų cholesterolį? Ir esu matęs ir savo praktikoje, kai grįžta pacientai net ir iš antro lygio stacionaro, kur nustatytas mažo tankio lipoproteinų cholesterolius mažiau kaip 1. Ir jiems sakoma, kad dabar jau nutraukit gydymą, dabar čia jums bus blogai, dabar jūs jau mirsit nuo per mažo cholesterolio. Tai čia šitoje vietoje, Indrė, turbūt 2 gal dalykai svarbus būtų. Tai vienas dalykas pačių vaistų nepageidaujami reiškiniai, tai, sakysim, statinų jie labai gerai žinomi, ezetimibo gal priminkit, Indrė, kokių mes nepageidaujamų reiškinių galim tikėtis. Ezetimibo gal toksai vienas netikėtesnis yra viršutinių kvėpavimo takų infekcija ar toks sinusito požymiai. Tai toks galėtų būti, virškinamojo trakto simptomai, viduriavimas, gali būti raumenų skausmai, labai retai kaip pristatinai gali sukelti ir tas jau itin retas sunkus ar ne raumenų pažeidimas. Tai reikia tą turėti omeny, tikrai labai retai būna, ypatingai jeigu yra vaistų sąveika. Tai tarkim, sąveikoje su tokiais vaistais, kurie po transplantacijos galėtų būti skiriami, tai reikėtų sužiūrėti, visada reikėtų tą sąveiką sutikrinti. Tai turbūt tokia, o PCSK9 tai iš tiesų tų tokių efektų šalutinių turi labai mažai, daugiausia susijęs su injekcijos vieta. Tai parūdimas, patinimas, kažkokia infekcija injekcijos vietoje, toks tas profilis šalutinio šiek tiek kitoks negu statino ir ezetimibo. O kitas klausimas, tai yra mažo tankio lipoproteinų cholesterolio sumažėjimas pats savaime. Ar tai yra saugu sumažinti ten iki 1, iki mažiau kaip 1 ir iki tokių skaičių? Nes atsiradus PCSK9 rinkoje, negalim sakyti, kad jų nėra, dabar jie yra, bet kol jie nekompensuojami, tai tikrai tų pacientų vartojančių šitos vaistus nėra tiek daug ir daugelis šeimos gydytojų tiesiog dar nesusidūrė su šitais pacientais. Bet laikui bėgant, ta kompensacija vis tiek kažkokia bus, tų pacientų daugės ir matysime laboratorijos atsakymuose tuos skaičius, kurių iki šiol nelabai matėm. Tai čia iš tiesų, Indrė, keletas klausimų turbūt. Pirmiausia, tai gal mano klausimas būtų, ką tas cholesterolis daro, kodėl jis reikalingas ir ar tikrai galime mes bijoti per mažo cholesterolio kraujyje, bet kraujyje išmatuojamo. Iš tiesų daug tenka girdėti, kad kodėl tą cholesterolį, taigi jeigu labai sumažinsi, tai neužteks, ar ne? Neužteks įsisavinti vitaminus, neužteks tulžies rūgščių pagaminimui, gal odos ten kažkoks turgaras sutriks, ar ne, ir apie kognityvinės funkcijas, galbūt smegenim pakenks. Tai iš tiesų cholesterolis yra visose šitose vietose ir steroidiniai hormonai iš jo sintetinami, ir tulžies rūgštis, įvairūs kiti hormonai ir vitaminas D ir atsakingas už riebaluose tirpių akivaizdžiai vitaminų apykaitą. Bet, kad ir koks jis svarbus jisai būtų, gera žinia yra ta, kad didžioji dalis ląstelių jį sugeba pasigaminti pačios. Ir kepenys yra tikrai ne vienintelis organas, kuris tą cholesterolį gamina. Tai kepenys aišku gamina daugiausiai, bet taip pat ir žarnynas ir visos kitos ląstelės, o smegenyse jis net gaminamas de novo ir realiai smegenis cholesterolis nepatenka per hematoencefalinį barjerą. Tai šitoj vietoj bijoti, kad sumažinus kraujyje kažkaip nukentės mūsų smegenys, tai tikrai ne. Smegenys turbūt nukentės tada, kai ištiks insultas ir tada jau tikrai bus bėda. Tai čia tos baimės yra tikrai nepagrįstos. Visgi buvo tyrimai, kuriuose, aišku, ne atsitiktinių imčių, bet tam tikrose registruose ir stebimuosiuose tyrimuose gal daugiau pastebėti galimi ryšiai su hemoraginiu insultu, turbūt esat girdėję ar ne, bet po to atliktos yra metaanalizės, kur dalyvavo berods daugiau negu 200 000 dalyvių, jau atsitiktinių imčių tyrimų su statinais, kurios aiškiai parodė, kad to ryšio nėra. Ir to ryšio tarp pasiekto mažo tankio lipoproteinų cholesterolio ir hemoraginio insulto nėra. Lygiai taip pat, kai buvo
galvojama, kad gal čia galėtų bloginti kognityvinės funkcijas, vėlgi atlikti tyrimai, kuomet jau buvo su PCSK9 inhibitoriais tais, kurie labai ženkliai sumažina ar ne iki mažiau negu vieneto, vėlgi ryšio nenustatyta. Tai šitoje vietoje tuo ir pasibaigė, tai buvo beros ar 2017 ar 2018 metai ir šitas klausimas yra uždarytas. Mes žinom, kad cholesterolis smegenys puikiai sugeba pačią susisintetinti ir sumažėjimas kraujyje niekaip neblogina mūsų pažintinių funkcijų. Tai Indrė, dabar šiuo metu vis tiek tenka dalyvauti ir tiek nuotoliu, tiek gyvai įvairiuose kongresuose, konferencijose tais klausimais. Ar dar yra diskusijų dėl labai mažo tankio lipoproteinų cholesterolio kiekio ir hemoraginio insulto bei kognityvinių funkcijų sutrikimo? Ne, tikrai ne. Dabar pagrindinis tokios vedamosios tai yra kuo anksčiau ir intensyviau ir kuo mažiau, tuo geriau. Tai turbūt tokios du postulatai, pagal kuriuos mes gydome pacientus ir siekiame kuo greičiau ir kuo geriau sumažinti tą širdies kraujagyslių ligų riziką, nes žinom, kad būtent apie šitos galimus šaltinius poveikius, apie kuriuos buvo kalbėta, jie nepasitvirtino, tokie jie nėra pagristi. O kaip su cukrinio diabeto atvejais? Čia tas klausimas buvo keliamas, kad tai statinai sukelia naujus cukrinio diabeto atvejus, vėliau buvo kalbama apie tai galbūt ne statinai, bet pats cholesterolio sumažinimas, ženklus cholesterolio sumažinimas sąlygoje naujus cukrinio diabeto atvejus. Kokios dabar yra naujienos šito klausimu? Tai iš tiesų statinai turi tą efektą. Klausimas, kodėl tai nėra atsakytas, kažkas su ląstelių membranom susiję, bet tai nėra taip, kad tiesiog paima ir sukelia cukrinį diabetą, ar ne? Tai pastebėta, kad pacientam, kurie jau turi angliavandenio apykaitos sutrikimą, gali pagreitinti cukrinio diabeto išsivystymą. Bet čia visada yra rizikos ir naudos santykis ir jeigu pacientas jau turi angliavandenio apykaitos sutrikimą, jį reikia koreguoti. Tai yra ne medikamentinės, galbūt medikamentinės priemonės. Pats mažo tankio lipoproteinų cholesterolio sumažinimas netgi iki mažiau 0,5 jis nėra susijęs su padidėjusia naujo cukrinio diabeto rizika. Tas yra aiškiai pasakyta tikrai puikios kokybės metaanalizėse iš keleto tyrimų ir šitoje vietoje tikrai nepasitvirtino, kad tai būtų susijęs su MTL cholesterolio koncentracija. Ir čia turbūt toksai kaip iš mano šeimos gydytojo vėlgi pozicijoje žiūrint, tai glikemija yra toks tyrimas, kurį šeimos gydytojas turi žinoti, kokia yra glikemija kiekvieno savo paciento, vėlgi turbūt virš 40 metų. Ir bent kartą metus tarp kitų tyrimų atlikti ir glikemijos tyrimą. Ir jeigu yra kažkokių abejonių, nors mažiausių, pakviesti pacientą atlikti gliukozės tolerancijos testą. Ir čia tikrai yra labai daug pacientų, kuriems nustatom naujus cukrinio diabeto atvejus, nesant jokių klinikinių cukrinio diabeto požymių ir nevartojantiems nei statinių, nei mažinantiems mažo tankio lipoproteinų cholesterolio, nes tų naujų cukrinio diabeto atvejų skaičius vis po truputį didėja ir vis jo turbūt ir daugiau turėsim ateityje. Ir tas budrumas cukrinio diabeto požiūriu čia yra svarbus tikrai ne tik pacientam naudojantiem statinus ar kitus cholesterolio kiekį mažinančius vaistus, ar tiems, kurių mažo tankio lipoproteinų cholesterolis yra nedidelis, bet visai bendroj populiacijai, visiems pacientams. Tai yra labai svarbu. Dabar, Indrė, dar kitas klausimas, tai yra hormonai, nes hormonų sintezėje reikalingas cholesterolis. Kokios čia gal žinios, kalbant apie saugumą ir lytinių ir kitų hormonų gamybą? Tai iš ties kartais tenka girdėti, kad vyrai bijo vartoti, nes sumažės testosteronas ir kažkaip ten galbūt kažkas su vaisingumu ar su potencija atsitiks. Tai iš tiesų ne, yra tyrimai, kurie rodo, kad nors tas MTL ir mažas, bet steroidinių hormonų kiekis nepasikeičia. Ir čia turbūt svarbiau akcentuoti,
steroidinių hormonų kiekį gali keisti nutukimas, vienas iš dažniausių tokių, tas sisteminis metabolinis sutrikimas. Bet kaip ir sakiau, kalbant apie cholesterolį, tai cholesterolį pasigamina įvairios ląstelės, tame tarpe ir antinkščiai, ir kiaušidės, ir šitoj vietoje sumažėjimas kraujyje to neįtakoja. Moterims reikia žinoti, kad prieš planuojant pastoti, vėlgi tą gydymą statinais reikėtų nutraukti, nes arba apsvarstyti tada kažkokius kitas alternatyvas, priklauso nuo indikacijų, nes vaisiui tai yra žalingi vaistai, bet apart to nereikėtų jaudintis, kad kažkaip sutriks steroidinių hormonų sintezė. Išvada mūsų pokalbio ir to, ką Indrė dabar papasakojot, tai kad turbūt ir nėra, be to, kad vaistai, kaip ir visi vaistai, gali turėti kažkokius tai nepageidaujamus reiškinius. Vieni kaip statinai dabar taip atrodo, kad yra patys vos nesaugiausi vaistai, nes vis tiek dažnai pasitaiko ir raumenų skausmai, vienas kitas yra kepenų fermentų padidėjimas ir virškinamojo trakto netoleravimas. Bezitinibas yra gal saugesnis, bet irgi gali pasirodė, kad turi ir poveikį į raumenis, ir į virškinamąjį traktą, ir alerginės reakcijos gali būti. Bempedono rūgštis lyg tai saugesnė, bet, sakysim, didina ir šlapimo rūgšties kiekį kraujyje. Tai saugiausi turbūt pagal dabartinius įrodymus būtų pats SK9 grandį veikiantis vaistai, todėl kad tai yra biologiniai vaistai, kurie po to, kai atlieka savo darbą, kai jie jungiasi prie tam tikrų baltymų organizme, tas baltymų kompleksas tiesiog yra suardomas retikuloendoteliniam audiny ir vėliau degraduoja iki amino rūgščių ir dėl šitų metabolizmo ypatumų tų nepageidaujamų reiškinių praktiškai neturi apart reakcijos injekcijos vietoje. Tik tai, aišku, jų paskirimus labai riboja kainą ir dėl to dideliai daliai žmonių, kuriems jų reikia, jie dar šiuo metu nėra prieinami. Dabar vis tiek jau mes čia prakalbėjom daugiau kaip pusvalandį tarpusavyje. Indrė, kokios būtų išvados? Aš dar galiu paklausti, Gediminai, bet aš turiu tokį subrandintą klausimą. Norėčiau, kad jūs kaip šeimos gydytojas pasidalintumėt, ką jūs pacientams sakot apie papildus. Nes su jumis turbūt daugiau apie juos šneka, klausia ar ne, ką jūs patarėt? Apie papildus mes kažkaip dėl laiko stokos, nes suprantama, kad kalbant apie tą dislipidemijos problemą, nekalbėti apie papildus nebūtų visai tiesa dėl to, kad jie rinkoje yra ir dalis žmonių jais žavisi. Tai aš niekada nesakau ne ir tai manau, kad tai yra saugu papildų naudojimas, nes mes šiandien daugiausia kalbėjom, Indrė, apie saugumą. Apie saugumą vaistų nepageidaujamus reiškinius ir kalbėjom apie saugumą sumažinti mažo tankio lipoproteininio cholesterolio iki gamtoje nesamų reikšmių, iki 1 ir panašiai. Tai vienas dalykas, tai tas, kalbant apie papildus ir mažo tankio lipoproteininio cholesterolio sumažėjimą, tai to niekada nepamatysim, todėl kad jie šiek tiek gal ir pamažina tą mažo tankio lipoproteininio cholesterolį, bet ne tiek, kiek mūsų šiandien minėti vaistai. Tai aš pacientams visuomet ir kalbu apie tai, kad tai yra saugu, kad jeigu pacientas tiki ir pasitikė, gali pradėti naudoti, bet vienas dalykas, pacientas turi suprasti, kad mažo tankio lipoproteinų cholesterolio mažinimas tai yra visam gyvenimui. Ir jeigu jau apsisprendė mažinti, tai ir reiktų mažinti, kol neatsitiko kažkokie įvykiai, kada jau nebereikia to gydymo jokio. Todėl, kad ta aterosklerozė yra labai ilgas procesas, mes apie tai kalbam. Tai ir jeigu tie papildai bus vartojami visą gyvenimą ir jie bus veiksmingi mažo tankio lipoproteinų cholesterolį, tai okei, tas yra saugu ir gerai. Bet dažniausiai įvyksta taip, kaip įvyksta, kad po 2 ar 3 mėnesių nuoseklaus papildų vartojimo yra atliekamas mažo tankio lipoproteinų cholesterolio tyrimas ir kartu su pacientu puikiai matom, kad tos dinamikos nėra arba jinai yra minimali. Tai dažniausiai tada vis tiek grįžtam prie to klausimo apie gydymą medikamentinį ir po tų bandymų pacientai vis tik tai
dažniausiai vis tik tai apsisprendžia vartoti vaistus, todėl kad mato, kad to poveikio tiesiog nėra į tą mažą 15 proteinų cholesterolį. O aš, Indrė, jums turiu klausimą. Tai kaip čia yra, kad kol šeimos gydytojas kalbina, tol tas sprendimas neįvyksta paciento, bet kai grįžta iš kardiologo, tai didžioji dalis jau pradeda vartoti vaistus cholesterolio kiekį mažinančių. Ką jūs kaip kardiologai pasakot pacientams ir kodėl to nepadaro neurologai, kraujagyslių chirurgai ir galbūt ir šeimos gydytojai? Na, už kitus specialistus aš gal nelabai galiu atsakyti, tikrai kai kurie padaro ir iš kai kurių grįžta, irgi įkvėpti. Ką aš pati darau, tai visada parodau pacientui jo duomenis, mes žiūrime ir kaklo kraujagyslės ir nerandame plokštelių, tai visada atsuku ekraną ir parodau, kaip atrodo. Jeigu darom kažkokius papildomus tyrimus vėlgi ir labai stengiuosi išaiškinti, kodėl reikia, ką tas vaistas daro, kodėl MTL tą reikia sumažinti, nes, akivaizdu, jeigu jo MTL nejauti, tai kyla klausimas vėliau, ar tos tabletės vartoti, tai tikrai skiriu laiką, ar kiek jie vartoja po to, vėlgi jie pas mane netaip greit sugrįžta, tai ne visada gali pasižiūrėti, čia jau grįžta pas šeimos gydytojus. Dar grįžtam prie papildų, aš tokį brūkšnį dar norėčiau užbrėžti, aš sutinku su jumis, bet tiem pacientam, kuriem reikia statinų, kuriems yra indikacijos dislipidemiją mažinančiam gydymui, papildai yra netinkami ir tai yra nerekomenduojama pagal Europos kardiologų draugiją ir iš principo tie pacientai nėra tokios opcijos. Kitiems tie yra mažos, vidutinės galbūt rizikos, kurie gali tikrai tvarkytis, gali bandyti, bet kaip jūs ir sakėt, jie neveikia. Dar vienas dalykas, su statinais jų vartoti negalima, aš kalbu būtent apie raudonųjų mėlių ryžius, nes ten irgi yra į statinus panašaus statino maža dozė, lovos statino, ten aišku dabar tikrai tokios mažos dozės, kad nieko nemažina, bet gali būti didesnė sąveika ir tų pačių raumenų skausmų. Tai vėlgi čia taip labai atsargiai pasirinkti. Tai atrodo, kad aptariam svarbiausius dalykus, kuriuos planavom aptart. Indrė, gal... Taip, ačiū Gediminai, visada labai smagu bendrauti, pasitarti su šeimos gydytojais ir kviečiu, kaip matėt mūsų tyrimą, tikrai tas bendravimas, bendradarbiavimas veikia ir ateityje, manau, tą išlaikysim ir tik tai puoselėsim ir skatinsim. Na ir aš taip pat antrinamas Indrei norėčiau pabrėžti, kad kartais mes truputį taip į pacientą žiūrime dalimis, čia širdis, čia smegenis, čia kojos ir atrodo, čia ne mano iš gydytojų pusės žiūrint, tai pacientas yra vienas ir iš tikrųjų tas holistinis požiūris su pacientais neturėtų būti tik šūkis, tai iš tikrųjų taip ir turėtumėm žiūrėti visi kartu ir kai visi taip kalbam įrodymų kalba ir nuosekliai su pacientais, tai galim pasiekti ir rezultatų. Ačiū labai visiems, kad klausėt. Ačiū labai.